Sveiki, noriu parodyti jums žaidimą vieną. iRacing Arcade, kol kas yra tik tai demo versija. Gal jau kai žiūrite, jinai jau yra. Aš manau, kad aš jį pirksiu, bet norėjau parodyti, yra demo versija, norėjau tą progą parodyti, koks tai žaidimas. Jeigu trumpai, tai yra kaip ir simuliatorius, bet toksai žaislinis simuliatorius. Jeigu kas atsimena žaidimo Micro Machines, Rock'n'Roll Racing, kur būdant ant tokio kaip stalo važiuoja su mažom mašinytėm, tai čia kažkas panašaus, gal tik tai vaizdas iš galo, tokios kaip ir žaidybinės, bet šiaip iRacing tai yra rimtas simuliatorius, iš jo čia padarytas tas arcade ir toksai visai įdomus žaidimas, tai aš parodysiu kaip jį žaisti, čia tik tai demo versija, galima tik tai vienas lenktynės, kvalifikacija ir lenktynės praeiti, tai aš tiesiog parodysiu kaip jisai veikia ir sakau, aš matyt, kad žaisiu jau po to realią pilną versiją, tai va, nežinau, gal ateityje dar video padarysiu apie tai. Tai va, iRacing, jo, beje, iRacing dar kartą primenu, čia ne šitas žaidimas, bet yra realios lenktynės, jau rimtas simuliatorius. Ja, beje, žaidžiu su Xbox'o 360, vis dar turiu pultelį, čia jie rekomenduoja. Tai va, žaidimas labai minimalus, galima tik tai pasirinkti lygį, sudėtingumą, aš žaidžiu su Pro. Dar yra Master ir Superstar, paprastesni Pro, Am ir Amateur, ne? Tai aš Pro, vidutinį lygį ir Drive. Tai dabar bus kvalifikacija, kurioje nustatome, ten beje mašinos bus permatomas, tiesiog, čia šiek tiek įžanga galima pasižiūrėti. Tai kvalifikacijoje tiesiog kvalifikuojamės, kas greičiausiai ratą nuvažiuos, o po to pagal tai nustatome poziciją ir tada lenktynė 6 ratų. Nu va, čia tokie. Bet šiaip tikrai įdomus žaidimas, jo, aš beje žiūrėjau video, čia reali kažkokia trasa, aš nežinau, tai matyt vis, aišku, daug čia, kaip pilnoje versijoje, jisai turėtų išėti 2025 berods gruodžio, ten neatsimenu, 2 dieną berods, tai vat lauksiu. Nu va, dabar kvalifikacija. Pradėjo mane ir va, važiuoju tą trasą, aš jau čia daug kartų ją pravažiavau, dabar kvalifikuosis, ne? Tai va, 2 ratai kvalifikacijai, aiškiai bandom nuvažiuoti greičiausią ratą. Kol kas, kaip sakiau, mašinas permatomas, dar nesidaužom. Ja. Tai va, toks įdomus visi Porsche, man atrodo, čia. Ja, man Porsche patinka, tai čia gerai kaip tik. Ja, ir va, bandom. Kaip sakiau, vidutinį lygį pasirinkau, tai va, čia taip jie visai neblogai važiuoja, bet aš irgi neblogai. Čia ne tai, kad aplenktis dabar reikia man greičiausiai pravažiuoti ratą, matote, permatomi. Tai va. Čia toks gudrus posūkis paskutinis ir tada į finišą. Ir dar vienas ratas, pažiūrėsim, kur kvalifikuosimės. Stengiuosi jau lėkti taip stipriai gana. Šitas va labai triki posūkis, jis labai staigus. Ir čia gal triki, nes jeigu šitos va užkabini, tai ten duoda baudą, tai sulėtina. Tuos va, jeigu pravažiuoja tokius, tos raudonus, kaip tas pavadinti, stripus, jeigu per juos pervažiuoja. Jis atrodo neblogai važiuojasi. Turėčiau pasiekti neblogą. Nu va, viršuje ekrane, kad aš esu pirmas iš 12, tai reiškia kvalifikavosi gerai, bestas yra 27 sekundės 270, neblogai, aš man atrodo maksimum esu pasiekęs 27 118, man atrodo. Aišku, ateityje tikiuosi geriau pasieksiu, bet dabar taip pat. Nu va, čia viskas tvarkoja, laimėjau, nelaimėjau. Pole pozicija vadinama, va, Donoras pirmas, geriausias mano topas buvo 27 270. Nu ką, dabar bandom, pirmas startuosiu ir bandom lenktynės laimėti. Žiūrim. Vėl tas pats, gerai. Va čia visus parodo, kas lenktyniauja. Nu ir aš bandysiu, kad mes neaplenktų. Ir dabar 6 ratai, jau dabar daužomės visi. Ja, nežinau, kiek man čia pavyks, aišku, ar mane čia kažkas pasivys. Nu. Dabar jau turbūt daug nekalbėsiu. Va, jau bando lenkti. Čia galim ir pasidaužyti, kaip ir, man atrodo, nebauduojo. Bando lenkti. Bandom lys. O, sutrukčia kažkas tai. Nieko tokio. Bandysiu nepraleisti. Va čia va posūkis triki. Ja, va čia reikia išvažiuoti gerai. Nu va, čia tiesioji į finišą. Pirmas ratas bus, viršų dešiniai rodo, kiek ratų iš kurio. Dabar pirmas iš 6. Ja, beje, taip įdomiai valdosi, jeigu ir neįtelpi į posūkį, truputėlį jo, sukirisi tiesiog pats pristabdo. Nu, toksai šiek tiek arcade vadinamas, ne, tai truputėlį arkadinis valdymas, bet kita vertus ir simuliacinis, nes trasos terelius reikia kaip ir pristabdyti, kai kur, jo. Bet sakau, jeigu staigiai stabdai, tai jinai pati mašina pristabdo, tai čia taip jau gal ne visai realybės atitinka. O, vėl prisivijo mane, bandom kažkaip neišlysti, čia reikia prisispausti, man atrodo, kad mes neaplenktų jo. Bandom atsitraukti. Bandysiu laimėti lenktynę. O, jau čia negerai, nieko. Nu, gana grubiai aš čia vairuoju, aišku. Noriu parodyti, kad labai gerai vairuoju.
Aš šiaip tai bandžiau visus lygius bandžiau ir ant pro, koks aš dabar ten pro, ten dar kažkoks, po to jau ten kažkoks legend, ne legend, kažkoks yra jo, neatsimenu, kažkoks ten jau lygis, kurio aš kol kas dar neįveikiu, bet manau, kad irgi įveiksiu. Turiu meni, kad pirmas atvažiuoti visose lygiuose. Tai aš dabar pro važiuoju to vidutinį, bet jau esu laimėjęs ir tam aukštesniam negu vidutiniam sunkume. Ir netgi bandžiau jau to sunkiausiu. Jis čia mane bando spausti, čia atsargiai šitą neatsitrenkti. Šitas posūkis irgi trikė, bet liktai išvažiavau. Jo, bandau plačiau važiuoti. 4 ratas, dar 2 ratai. Reikia atsilaikyti. Jo. Įdomus žaidimas, sakau, tikrai sudomino mane. Jo. Taip, čia dabar atsargiai vėl turbūt lys. Plačiai labai išvažiavau. Jau matau esi ten gale. Jo, įdomu, keistokai truputį į posūkį važinėti, nes nelabai matai. Apsilenkia. Gerai. Gerai. Nelabai gerai, bet dar turim 2 ratus. Šitą ir dar kitą. Bandom išlysti. Gali būt, kad antras baigsiu. Nepavyks pirmą. Nieko tokio. Gali būt ir taip. Aš dar bandysiu. Artėju. Gerai. Jie ten, man atrodo, kažkaip dar galima to vėjo tuneliu, vėjo ten tuo maišu pasinaudoti už automobilio, jo irgi važiuoti iš galo. Čia bandysiu kirsti truputėlį, nekirsti, bet tiesiog arčiau. Tada čia, svarbu neužvažiuoti. Paskutinis ratas, jie apsilenkti, bandom. Arčiau šitam, ne, dar kitas paskutinis bus, jo. 6 iš 6, arčiau paskutinis. Atrodo, kad ne. Bandom artėjam. Jo, dėja antras. Ką padarys. Bet nieko, toks trumpas video. Šiaip sakau, tikrai sudomino žaidimas, manau, kad žaisiu. Jis, manau, mačiau padarytas pagal kitus žaidimus. Dar mačiau kažkokie yra sunkvežimiai panašaus, irgi kažkokia įmonė, firma darė. 27-840, geriau pravažiavo į ratą, ir aišku, šiaip aplenkė mane. Tai kaip sakiau, yra dar sunkvežimiai kažkokie mačiau ir dar mačiau kartai, tai yra kartingas, tai irgi, nežinau, gal reiks tas tada pasižiūrėti tos kitus žaidimus, gal irgi, nors mačiau sunkvežimiai, nes man šitų žaidimų, ko nepatikdavo, tai valdymas nelabai patogus, nes ten taip iš viršaus, šonų kažkaip, tai nelabai patogu valdyti. Bet šiaip tai įdomus variantas, toks trumpas review'as gavosi šito žaidimo, tiksliau jo demo versijos. Jį galima parsisiųsti iš Steam'o ir tiesiog pasižais. Tai ačiū už dėmesį, toks trumpas video šiandien tiek.